Labas rytas, susitinkame naujame video. Mes šiandien kartu su draugeliu kažkur važiuojame, dabar maždaug apie 10 val. Ryto ir kadangi namuose būti jau tiesiog neįmanoma, kieme jau biškį atsibodo, tai mes tiesiog važiuojam kur nors pasivažinėti, kažką paveikti, žodžiu. Labai sunkus rytas, tai kažkaip važiuojam prasiblaškyti, nes kai sakau, kad labai sunkus rytas, tai labai sunkus rytas. Nežinau, kas čia darosi, bet kažkaip. Na ir aišku, mūsų pirmas sustojimas kava, kas namie net nespėjau kavos išgerti, bet toks varytas. Varysim? Pirmą reikia ramiai išgerti kavą, tai atėjom į žaidimų aikštelę. Kajukai. Galvojam eiti į lauko, bet lauke lemba šlapia. Šiandien dar ankstyvas rytas. Kajukai. Va kur tu. Pažiūrėkit, kaip fainai Rimi parduotuviai gali vaikučiai pasivaišinti bananų. Pirmą kartą taip matau, kaip fainai. Ateik gersim. Ateik paskanausim. Nusipirkom su Tojuku šotuką pasistiprinimui. Einam stiprintis, ane? Vitamino C ant rudens. Eisim? Tuoj, palauk, gal čia reikėjo pakratyti. Ant rudens, kad būtumėm sveiki ir stiprus. Palabiški. Oi, nemanau, kad jam patiks. Nu, labai rūgštus. Nu, ragauk, va, žiūrėk, to aš tau pilsiu. Žiūrėk, koks mažas buteliukas, tau, putį. Nu, o. Skanu. Palauk, neim, palauk, tėvaisiais mane, nepalauk. Nepalauk, sakau. Biškį atsigėrė. Man rūgščiau turbūt negu jam, net nesirūkė. Jau mes šiame virš 2 valandų visur. Bet kažkaip smagu, nežinau. Šiaip visą laiką važiuojam į parkus, bet šiandien šlapia gan. Tai biškį taip va kažkaip kitaip praleidom laiką, pasivaikščiojom po Megą, porą parduotuvių nuėjom. Ką žinau, kartais ir taip smagu. Dabar dar aikšteliai va atėjom, šiaip oras tai labai fainas, kad ir palyja buvo, bet faina, visai šilta, va aš su Maike. Važiuosim namo, migdysiu pietų miegą. Pyk, duok rankas. Ateik, duok rankytės. Čia kur mama. Duok rankas. Rankas. Duok rankas. Ranką. Opa. O. Nu ką, mes grįžom. Gerai, kad Tojukas iš karto užmigo, mašinai lūžinėjo. Tai kaip gerai iš karto užmigo, nereikėjo vargt. Jau buvo tikrai pavargęs, tai va, tai fainai išsidūko. O aš labai valgyt noriu, tai kažką pavalgysiu, pasidariau kavos. Tai užkasiu ir kol jis tai miega, bandysiu nufilmuoti tą siuntinuką, ką sesiai supakuosiu, nes jau šiandien reikia supakuoti, rytoj atvažiuos pasiimti. Noriu nufilmuoti, nes kitaip, jeigu ne dabar, tai jau paskui nelabai ir išeis, jeigu atsikels. Tai gerai, kad aš savo salotyčių vėl buvau prisipjausčius. Tai va, dasidėsiu avokadą, nežinau, gal užsitepsiu kokį sumuštinį prie visko, nes čia šiaip gan per lengvas maistas, bet noriu greitai, tai bus gerai. Ai, buvau nusipirkus čia kažkokį Maksimoje artišokų užtepėlį. Tai va, tai valgiau jau porą kartų, visai skanu, tai va, užsitepsiu ant duonos ir su salotom. Šiaip gal norėtųsi, aišku, ant salotų kažko užsidėti, kokį kiaušinį įsikept ar ką, bet
Labai nenoriu čia jau barškintis, žodžiu, ant greit pavalgysiu, bus gerai. Skanaus man. Tai ką, atėjau parodyti, ką siūsiu sesiai siuntinuką, nes reikia jau šiandien supakuoti, rytoj atiduoti. Tai va, kol tajukas miega, bandysiu parodyti, tikiuosi, kad neatsikels kol kas. Šiaip turėtų pamiegoti. Tai va, tai bandom kažkaip greitai praeiti. Nežinau, nuo ko pradėti, tai tiesiog gal... iš eilės. Čia susidėjau tos daiktus. Imsiu iš eilės ir rodysiu. Tai pradžiai turim kelis rubelius. Tokia paprasta maikutė, nežinau, norės po namus nešios, norės kažkur gal užsidės labiau. Tada jinai sakė, kad labai ta spalva dabar pradėjo patikti, tai tokį megztuką paėmiau. Fainas labai toks švelnutis ir šiaip man pačiai patiko, gal reikėjo pasiimti ir man tokį. Tai va, toks megztukas. Čia nepakuosiu, yra dvi maikės tokios tiesiog paprastos juoda ir pilka maikė, gal net ir labiau po namus tiesiog. Tada priskiriu prie rūbų dar čia štai toks maišelis daugkartinis, man jis labai mielas pasirodė iš Tigerio. Aš tai nešioju, labai mėgstu šitus tos maišelius tokius ir pagalvojau, ir jai nusiųsiu, kad turėtų. Tai aišku, kaipgi be puodelio. Toksai rudeninis, tas vidus toks gražus. Tai va, fainas puodelis, kadangi jau ruduo, toks jaukus tas puodelis ir man pačiai tokia, ir ta forma atrodo tokia skani. Tada Tigerį pamačiau ir labai patiko tokie maži indeliai. Tai įdėjau irgi tą spalvytę tokia graži, kadangi tokia yra, kaip čia pasakyti, žmogus prie virtuvės, mėgsta ten kuistis virtuvėje, mėgsta valgyti, gaminti, žodžiu, tai tokie dalykai jai turėtų sueiti. Ir toksai va, paprastas krepšiukas, tiesiog kažką susidėti. Jinai mėgsta, ten mačiau, turi savo tokį kampelį, kur ten prisidėjus vazelių, dar kažkokių ten žvakių, tai va, galės pasidėti. Ir prie to pačio, jis sakė, labai pradėjo patikti vazelės. Tigerį pamačiau va tokį, toks čia yra kaktusiukas, kurį reikia pačiai nusispalvoti, kaip tu nori. Tai nežinau, man pasirodė toksai vat fainas ir galės nusispalvoti kaip nori ir pasidėti. Tai bus toks ir kaip užsiėmimas. Tokia biški meditacija ir dar vat, pasidės gražiai kur nors tą. Nes ir šiaip labai fainas tas ir pats kaktusiukas man pasirodė. Kaipgi be arbatų rudenį. Tai viena yra imuniniai sistemai biški tokia sveikesnė, o kita tiesiog kaip va, uogų desertas ir vadinasi. Arbatėlės, tikrai susigers, jinai mėgsta arbatas, geria, žinau, šiaip produktai visi yra atrinkti jai, nes aš ją labai puikiai pažįstu ir žinau, kad jai tikrai, bent jau 90% dalykų turėtų patikti. Aš tikiuosi, Kristina, kad patiko. Aišku, nesakys, jei kažkas nepatiks. Bet nieko čia tokio ir nepirkau labai kažkokio, kad turėtų jau labai nepatikti jau, kad ne jo skonio būtų. Nes mūsų skoniai labai panašus, tai aš taip jau žinau ją. Turim smilkalus ir neišpakavau, galvojau, ką žinau, fainai gal pati norės išpakuoti. Šiaip aš labai senai juos esu jai užsakius ir toks sutapimas atsitiko, kad jinai man irgi tokius pačius tada, kai rodžiau prie apyrankės, ten vieni smilkalai buvo man skirti, tai lygiai tokius pačius man išrinko irgi. To pačio kvapo, ta prasme. Keistas toksai sutapimas. Tai, bet ką padarysi, tikrai nebus per daug, nes, susidegins tie smilkalai, kaip tik dabar toksai ateina metas, žiema. O jinai mėgsta tokius dalykus, tai galės va savo smilkyti. Kosmetinė, tokia švelnė mažytė, į kurią įdėjau tokias kelias smulkmenas. Tai pavyzdžiui, čia yra pastilės tokioj fainoj dėžutėj. Tada yra toksai lūpų blizgis. Čia į tą pačią tokią temą, komplektukas, tiesiog saldainiukai kažkokie ir 3 veido kaukės, net netrauksiu. Tai va toksai
Rankų kremą šaltajam sezonui. Virtuviniai rankšluostukai, 2 tokie, vienas toks, kitas toks. Namų kvapas, šitą kvapą ir aš naudoju, būtent šitą skonį citrusinį, tai mano pats mėgstamiausias, labai fainas, tai įdėjau ir jai, galvojau, gal ir jai patiks. Tada turim tokį dalyką, kurį aš pati padariau savo rankomis. Pati jį suvėriau, nes jau ne pirmą šiai tokį veriu, aš anksčiau užsiimdavau rankdarbiais tokiais, gamindavau papuošalus, tai tiesiog iš to, kas liko, ką turėjau dar užkaupus, žodžiu, senų laikų, padariau jai vėrinį, jinai paprašė manęs, tai jinai vis laik manęs paprašo, jinai nešioja mano tos vėrinius, tai tai padariau. Jinai manęs paprašė, kad padaryčiau su meškiuku, tai aš tokį meškiuką turėjau, tai kokį turėjau, tokį ir padariau. Nežinau, kaip čia parodyti, ar čia matysis dabar, nesimatys, nematau, ką rodau. Tiesiog tokių žemiškų spalvų rudų, nes kadangi tas meškiukas toks rudas, tai čia žodžiu irgi. Tai nežinau, gal patiks, manau, kad patiks, vis tiek susinešios. Ir tos spalvos tokios rudeniškos, meškiuko jinai pati paprašė, tai tik tokį turėjau, bet visai mielas. Aš jai kažkada buvau irgi su meškiuku darius, tai tokį metalinį, auksinį dėjau, tai tokį jau turėjo, tai dabar tokį pabandžiau. Tikiuosi patiks. Ir prie to meškiuko dar tokias priderinau 2 sagės, bet čia tos sagės, tai aš jau kažkada buvau sakius, išeino, jų buvo daug, tai tiesiog įdėjau jai 2, priderinau prie to komplektuką. Dabar bus kažkokie maisto produktai ir prieš tai noriu pasakyti, kad jai labai patinka gaminti. Labai patinka gaminti. Čia yra jos hobis. Ir dabar pradėjo kepti visokius ten desertus, mačiau pyragus, keksiukų žodžiu. Tai paėmiau tokių mišinių. Keksiukams, bandelėms su cinamonu ir pyragui. Galės savo kepti. Jinai tikrai labai kepa daug visokių tokių dalykų, tai galės kepti savo, kai tingės labai jau tenai maišyti tešlavą, savo įsidės ir išsikeps. Ir prie to pačio į tą temą yra tiesiog keksiukų toks setukas, 10 keksiukų tų formelių ir dar, toks čia gal vasariškas labiau, bet ką žinau, pamačiau, prigrėbiau, galvoju, tegu kepa, tegu puošia, užsiema. Jūs nesijuokit, bet tai yra dėžė prieskonių. Čia viena moteris pardavinėja Instagrame tos prieskonius. Aš nežinau, gal kažkas ir sekat, gal kas nors žino tos prieskonius. Aš savo buvau užsisakius kelis ir jai užsakiau kelis tos prieskonius, kad pasibandytų. O čia tų prieskonių, tai visokiausius, skrudinti svogūnai, rūkyta paprika, savo irgi šitą pasiėmiau, persiladas. Ką mes čia dar turim? Universalus mišinys. Čia šitą jai grinai paėmiau, nes aš tokių dalykų tai nevalgau, bet jinai tai tiesiog dievina grybus, tai paėmiau grybų džiovintų. Čia tokiais gabalais tie grybai, tai nežinau, galės savo sriubą gardinti, aš tai nemėgstu švis grybų. 7 žolelių mišinys, žodžiu. Daug prieskonių visokiausių, aš jau juos naudoju po biškį, savo kelis esu nusipirkus, tai tikrai labai patinka, man labai patinka. Tai sakau, jeigu jinai dar ir seka tą moterį Instagrame, tai jai turėtų labai labai patikti, manau. Tada į prieskonių temą dar čia prigrėbiau tokių pavienių, tai čia kur buvo iš šitos mugės baravykų mišinys, sakau, jai labai labai patinka grybai. Čia tiesiog marinatas kažkoksai. Čia vištienai, jinai dar čia kažkada sakė, kad sako, įmesk man ten tokių, tai čia tiesiog kelis prigrėbiau prie viso rinkinio. Tokių visokių užkandukų, tai popkornai, užkandukai labai skanų šitie, aš pati jos valgau su svogūnais, kepintais, karamelizuotais. Čia kažkokie čipsukai iš Tigerio. Tada kažkokie grybai crunchy, niekada nesu tokių mačius, tai jai paėmiau paragauti kažką tokio įdomesnio iš grybų. Tokios salatytės. Paįvairint kasdienybę, galės savo darbą įsidėti, nusinešti. Ir vėlgi tokių sriubyčių paėmiau su grybais. Tada tokie riešutai, šitie mano mėgstamiausi riešutai, tai galvoju, dėsiu jai paskanauti. Ir tiesiog užkandukai. Ką iš saldumynų, tai tokius kažkokius sausainukus Tigerį prigrėbiau.
ir tiesiog, nu žinot, prie dovanėlės tiesiog kažką skanaus, saldaus. Nu ir viską, žinokit, toks tas jai siuntinukas bus. Dabar čia kas viskas yra sudėta iš mano pusės ir dar jie ten užsisakė savo žodžių, kad aš jam sėdėčiau ten mėsyčių, saldainių, medaus, tokių dalykėlių, tai tas siuntinys gan nemažas gausis, o čia yra dovanėlės tokios kaip ir nuo manęs. Nieko čia kažko labai ypatingo, bet tokios smulkmenėlės, ką žinau, gal vis tiek smagu. Gal vis tiek pradžiugins kažkiek. Aišku, sakau, aš norėjau, kad čia būtų jai staigmena, norėjau viską suruošti, sudėti ir išsiųsti. Bet taip jau gavosi, kad užsitęsė tas siuntinys žymiai po jos gimtadienio, nes jos gimtadienis buvo rugsėjo 5, o šiandien jau kas čia rugsėjo vidurys, tai žodžiu, tai nesigavo, bet dėl jos kaltės ir nesigavo jos gimtadienio, nes jinai čia viską ir užtempė tą laiką. Tai va, tai gerai, tai aš eisiu pakuoti, tada jaučiu, reikia viską sudėti. Ir tiek iš manęs šitų klausimų. Dabar apie 5 valanda mes dar susiruošėm važiuoti trumpam, bet taip jau apsiniaukė, taip lyt pradėjo. Nu, bet mes su reikalais reikia iki vaistinės, ten sesė dar paprašė porą dalykų. Kaip sakant, po audros visada ateina saulė. Šiandien dorint žemės. Palaikysi. Tajukai ne. Tajau. Tajukai, imk košę. Mes su Tajuku ne taip ir senai grįžom. Buvom išvažiavę papietauti su mano kolegom iš darbo. Labai senai buvom susitikę. Tai nuvažiavom, skaniai pavalgėm. Valgėm su Tajuku Kijevo kotletą. Tai labai skaniai. Tai va, pasėdėjom, paplepėjom, visai gerai sekėsi viskas. Jau kai grįžinėjom, tik tais buvo labai neramus Tajukas, nenorėjo mašinai važiuoti, žodžiu. Nu, bet nieko. Kažkaip parvažiavom, grįžom ir nuėjome miegoti. Tai man kartais taip labiau net ir patinka kažkur išvažiuoti, praleisti laiką ir paskui grįžti va ir jis eina miegoti. Kažkaip kitaip tas laikas prasieina. Tai tik žiemą gal bus biškį sudėtingiau, nes taip jau gal neprivažinėsi, visur neprivaikščiosi ir šalta, ir šiaip, nu, nei tu į parką ten kokį labai nueisi. Aišku, kažkokios kitos pramogos ant rogučių, bet nu, žiemą vis tiek kitaip biškį. O aš tai tokia biškį pavargus, nu ką pavargus, iš tikrųjų neįsimiegojus kaip visada ir jau 2 valandos, tai labai kavos noriu, bet grįžau žiūriu, pieno nėra. Aš šiaip nelabai kavos juodos geriu jau pastaruoju metu, bet dar kaip tik pasirašiau šiandien, kad reikia pieno, bet į parduotuvę neužvažiavau. Tai kažkaip reikės tą juodą kavą, prisiminti senus gerus laikus. Nes kavos tai norisi. Nieko nenoriu kažkaip daryti dabar, va jis miegos pietų miegą, tai aš tiesiog ilsėsiuos, nes kiekvieną kartą tai tą, o dabar tiesiog nežinau, gal eisiu paskrolinsiu, paredaguosiu va video ar kažką. Išgersiu kavos, jau tada matysiu, ką čia. Šiandien iš kolegių gavau tokią va gėlytę biržį, toks spalvotas. Tai labai gražus, tai va, eisiu atsinešiu vazoną ir pasidėsiu lauke gėlytę turėsiu. Nu, va, kaip gavosi, tokį vazoną te turėjau, tai jisai čia, man atrodo, puikiai tinka. Šiandien yra šeštadienis ir mes esame pakeliui į tokią kaip šeimos šventę baliuką. Atvykome į labai gražią sodybą. Mums papuolė toks gražus vasariškas oras, aplinkui taip ramu, taip viskas žalia, gražu, jauku.
Netgi ir dangus mūsų apdovanojo labai gražių saulėlydžių. O aš kažkaip nepasižiūrėjau orų ir apsirengiau gan rudeniškai, nes galvojau, kad vasara jau nebesugrįž. Dar buvau užsidėjus tokias juodas pėdkelnes plonas, bet tik atvykus tajukas jas suplėšė, tai gal ir gerai, nes vis tiek nepataikiau su apranga. Šventėje pabuvome gal tik kokias 3 valandas, bet smagiai praleidom laiką. Šiandien yra sekmadienis. Aš pradėjau šitą video filmuoti antradienį, man atrodo, ir jau kažkaip nežinau, paskui porą dienų ten kažką nufilmavau ir daugiau nebefilmavau. Tai galvoju, reikės čia šiandien nustoti filmuoti, kas tokio įdomesnio įvyko. Tai buvom su Tajuku šią savaitę, man atrodo, ketvirtadienį važiavom į tokį kaip ir būrelį jam. Ten buvo parašta kažkokių tai užsiėmimų tokiems mažiukams, nu žinau, tokiems mažiukams ten pridaro visokių fainų. Tai va, tai buvom tam būrelyje vieną dieną, o šiaip tai ką, visą laiką namuose sėdim, tai nelabai ką ir parodyti turiu. Tai vakar buvom tokiam baliuke, fainai, bet kažkaip nežinau, aš buvau labai neįsimiegojus, tai nelabai turėjau energijos, ten ir vyrui paskui blogai pasidarė, žodžiu, tai mes kad ilgai nebuvom, išvažiavom namo gan anksti. Bet vis tiek smagu nuvažiavom, pabuvom, ten sodyboj buvo, tai labai oras toksai papuolė geras. Dabar ruošiu mums valgyti su vyru, tokio maisto įdomesnio. Gavom šiandien lauktuvių lašinukų, tai nežinau, lašinius valgau šiaip labai retai metus, kokius porą kartų gal. Taip išpuola, šiaip aš mėgstu, bet kažkaip, ką žinau, aš nežinau, kur nusipirktų skanių lašinių, tai aš kažkaip niekad ir neperku. Nu va, kaip atrodo mūsų pavakariai. Einam pavalgyti, labai skaniai atrodo. Taip skaniai pavalgėm ir ruošiamės varyti ir dar noriu parodyti, vakar gavau tokių gražių lauktuvių. Ir noriu parodyti, nes labai gražu yra. Tokia va arbata, labai graži ta spalva to indelio. Čia yra juoda arbata, sudaro toksai dangtelis ir čia dar su kažkokiom tokiom spalvotom žolelėm, žodžiu. Nelabai aš pažįstu čia tų augaliukų. Kaip kvepia. Tai va, galvoju, šiaip tai mėgstu aš visą juodą arbatą ir kartais vietoj kavos, jau kaitos kavos ten geri 2-3 puodelius per dieną, tai va, tai gal kartais tiesiog būtų fainai arbatėlės atsigerti tokios. Ir yra štai toksai gražus įpakavimas. Čia yra sausainiai, toks metalinis indas. Galvoju, galima atsidaryti, paragauti, kas čia per sausainukai, taip prabangiai supakuoti. Čia rašo yra pistacijų ir kažkokio kremo sausainukai. Ai, vadu tokie pakeliai yra. Tokie sausainukai. Galim paragauti. Labai skanus tokie, jaučias tas sviestas, tos pistacijos. Kokios skanus. Nebereikalo turbūt supakuoti taip prabangiai. Tai aišku, kad jau kita diena ir vakar norėjau su jumis atsisveikinti šitam vlogę, bet kažkaip taip ilgai pasivaikščiom toj Kačerginėj, kad grįžom ir prasidėjo vakarinis namų maratonas, gaminti, valgyti, praustis, miegoti, žodžiu.
šitas video gan sunkiai filmavosi, kažkaip visą savaitę po biškį kažką filmavau, tai nežinau, tiesiog noriu jį pabaigti ir pradėti iš naujo. Tikiuosi, kad bus jums bent kiek įdomu žiūrėti, o aš dabar jums tiesiog sakau ate.